va, tolumoje šviesos, tai jau yra pasienis. Pagaliau. Pagaliau. O, pasienis koksai. Su eilutė. Hi. To nie ten pas. Not this line. Which one? Za tymi busami. За тими бусами? Tutaj trzeba zawrócić i tam na końcu się ustawić. Na tamtym pasie. Na tamtym. I've waited for an hour. 1 hour. Bo 1 godzina. Numery masz zjazdowe, to tam trzeba. Wyjeżdżaj. No. Ty EU? A blachy jakie? Nie EU! Wyjeżdżamy. EU? Nie pan, ale to przez mytnią muszy. A, Custom clearance, you must check your documents about the car. Stay this line. okej. What? Na końcu tam kolejki, pan. Tak na koniec. I've been standing at the koniec. No to tam jest twoja kolejka, pan. But I've been standing. There's no sign that I have to stand there. There were 2 lanes. 2 lanes and that's it. Sorry. Nieko nesakysiu, bet po to pasakysiu apie ją porą žodžių. Kaip iš naujo tik eilėj turiu stovėti. Tu ką, moterį. Čia laiko turiu. 3 hours later. 3 hours later. 3 hours later. 3 hours later. Bet tai kokio šudinumo tie Lenkų muitininkai, blemba, nu čia atskira istorija yra. 3 valandas. 3 valandas prapiso protą. 3 fucking valandas. Blemba, dėl kažkokio popiergalio, kurio nereikia. Blet, čia tai vapšė pizė. Kur? Sako, kur jūsų išvežimo deklaracija? Sakau, niekad nereikėdavo. Niekas man nieko nesakė. Sako, reikia. Blet, sakau, nu tai reikia, tai padarykit man deklaraciją. Ne, sako, turit turėti su savim. Blet, kaip aš su savim turėsiu? Kur iš kakor čia, blet, aš ją? Tai sakau, padarykit, patarkit ką nors. Ne, negaliu, blet. Ir 3 valandas piso, o po to sako, aš jums galiu padaryti išimtį. Blet, tai reiškia, nahu, nereikėjo tos fucking deklaracijos, iš viso. Blet, nu kur jebanariumas kažkoks. Negaliu, nu gerai, važiuoju pas ukrainiečius dabar. Geras, gražu. Geras. Va, čia vidurys tarp Lenkijos, per šitą nevažiavau dar. Gražu. Nu biški kompensavo nervą, bet blemba negaliu. Печать куди мені поставити? Як Сюди? державний орган має, ну, телефон призначений для чого? Це як він рахується? Мне сказали, что достаточно Як він рахується взагалі, электронный, блядь? ну, фотографии. Мені з кого фотографії? Вам сказали. Ну пише, ну я А где я мобільний могу телефон, напечатать? Ну вот я тобі покажу, де пише. Автомобіль їде, так? Да. В автомобілі Да. що є? А де? Только мой рюкзак с личными вещами. Більше нічого нету. Ничего вообще, ничего никого. И пустой мешок Макдональдс. Закінчилось керівництво. А чого пустой мішок? Есть хотел очень. Коли не існує. Вот, електронний адрес от прямо.
Ага. Це логічно. Эту декларацию на электронный адрес. Перебросить. Ага. Блядь, сюди? Обе страницы, Чого ви да? Обе страниці, мені Сейчас. Еще техпаспорт на этот автомобиль, это на транзитные номера. Вот, это вам. Декларацию туда, и тогда сюда скинете, через 15 минут сюда приходит. Окей? Окей. Да, высоко. Я. Ты. Бля, irgi. Klausiau lietuvių, ar reiks man tikrai, ar kartais neprireiks man deklaracijos spausdintos. Ne, ką tu žmogau, blemba, chuine, kokia spausdinta, ble, taigi va, zaibys yra, nu vat ir zaibys. Gerai, reikia dabar tą deklaraciją surašyti. Jopana adresas ten pašto duotas 700 ženklų ilgumo. Na gerai, bandau. Nu žodžiu, sakau, ukrainiečių, tie muitininkai čiotki, viską paaiškino, pasakė, kad reikia spausdintas versijas. Nu, pirmą gal ir nelabai ten čiotkai, bet po to priejo, pasižiūrėjo, patikrino, absoliučiai, nu, ta prasme, visiškai draugiškai ir sakė, kad jiem tiks ta nuotrauka, nereiks čia prašyti, kad dar iš naujo persiųstų tą deklaraciją ir, nu, žodžiu, va, sakė, parūkom ir einam, uždėsim tą antspaudą. Nu, tai, kai ne amazing, ne? Visiškai amazing. Tai va, tokios tokelės, taip kad Lenkam augti ir augti. Ir, nu, sakau, aš suprantu, kad žmonės užsipysė, bet toks požiūris, ten sakau, prie to lango, ten jau buvo daug tų pareigūnų susirinkę, vienas dėlioja tuos štampus, bet taip lėtai. Nu, ta prasme, aš nežinau, zoologijos sode duok, pavyzdžiui, kokiam nors vienakojam peonui arba barsukui, reiškia, aklam antspaudą, tai, nu, jis greičiau sudėlios, nejuokauju. Ir taip lyg tyčia, ir ten eilė susidarė 20 žmonių eilė. 20 žmonių. 20. Tai va, ir visi su tais pačiais popieriais ir visi laukia. Ir tiek pat laukia, va, 3 valandas išlaukiau, kad man pasakytų, kad, nu, maždaug padarysim išimtį, nes aš toks pizdets, koks aš geras. Tiesiog dangaus pasiustas. O ble, kad aš vairavau nuo 6 ryto iki nahui nakties, poch jam, dar 3 valandas pralaikė čia. Nu ką, grįžt namo, suės savo fleku, atsupranti, truktel savo boženą ir viskas jam bus gerai. Jam zu. Taip atrodo ukrainiečių muitinė. Jo, ir teoriškai, nu, turiu pasakyti, kad nėra labai daug žmonių, nėra apkrauti tie punktai, nes jų yra pakankamai daug čia. Nėra kaip pas mus, kur visus uždarė, ten paliko vieną. Jo, čia yra tų punktų, nu, pakankamai iš tikrųjų. Galim rinktis, per kurį važiuoti, per kurį labiau fūros važiuoja, ten, reiškia, su didesniu aukštingumu, ten, kur daugiau kažkokie žmonės gali praeiti ir panašiai. Nu, yra pasirinkimas, nėra to apkrovimo, bet, nu, sakau, ir pirmą kartą važiuojant, tą pirmą tačkę, kai tempė ant virvės man
Nu, irgi buvo tas bajeris, kad, nu, fucking ilgiausiai muitiniai stovėjom ir vėl tas pats bajeris, kur yra tų kioskų ten 4 ir iš abiejų pusių po langus 2, tai ten, nu, kart, žodžiu. Ir vis tiek tik vienas langelis veikia ir visi iš visų eilių turi prieiti prie to langelio, grūstis, klausti, kas paskutinis, bandyti lysti be eilės, ilgiausiai laukti. Ir, nu, vat susidaro tokia hujita, sakau. Ir vat būtent pas Lenkus tai buvo. Ir vat šį kartą, ir praeitą kartą. Ir girdėjęs iš tų, kurie važiavo daugiau kartų, kad ir tuos daugiau kartų yra buvę pas Lenkus muitininkus. Vat kažkaip jie nemėgsta savo klientų. Ir žiūri į visus kaip į visiškus fucking nusikaltėlius. Nu, iš viso kažkokia keistenybė yra, kad, nu, žinai, gabenama labdara, yra apiforminti dokumentai, nu, realiai išregistruoti, iš visų registrų, patikrinta, nevogta, su tranzitiniais numeriais, šaraniukas, atiduodamas kareiviam, viskas. Tai dar tokia valakyta, kad atrodo, kad jinai čia, nu, kad čia, aš nežinau, iš platinos būtų iškalti buferiai, nu, ta prasme. Ir kad pats, nežinau, Jaruzelskis būtų laižęs tos buferius. O koks kacas. Katinė? Nu, ką tu valgai? Tu turi dešros, tau kažkas dešros primėtė, ką? Fainas. O, katinas eina išmuitint dešros. Jo, bet vat ukrainiečiai, pavyzdžiui, ir muitininkai, ir pasieniečiai, nu, labiau žmogiškai kalba, tikrai, ženkliai labiau žmogiškai. Nėra to kažkokio zonos prižiūrėtojo viršenybės tokios, kur viską iš aukšto supranti ir kaip su piemeniu kažkokį. Normaliausia, nu neturi, tai paaiškina, kaip gali turėti tą dalyką, kurio neturi, o ne pizdėlina, kad neturi. Nu, labai paprastas dalykas, nu. Sakė man irgi ten ta Lenkija, kur prisipyso dar pačio eilėj. Tipo, ne į tą eilę atsistojau, ble. Tai kurva, tai uždėk ženklą, tiksliai parodyk, į kurią eilę stoti ir atsistosiu, blėt, jokių ženklų nieko neparodyta, užrašyta all passports ir cars, blėt. Tipo, aš jai rodau pasą ir rodau į mašiną. Sakau, ar čia pasas, ar čia mašina? Jinai sako, ne, tipo, jum reikia į kitą eilę, blėt. Sakau, gerai, važiuoju į kitą eilę. Jinai sako, ne, į pradžią eilės, blėt. Ten, kur už miškų kalnų klonių, blėt, ta pradžia. Nu, pizdėts. Nichuja įlindau, apsimečiau šlangų, kad nešneku jų flekų kalba. Ir tiek. O. Техпаспорт. Amazing. Талон там на выезде. Талон здесь подать, да? Там же их будет. О, спасибо вам большое. Все, счастливой дороги. Дякую. Пока. Блядь, aš bandau su savo Toyotos raktu šaraniuką atrakinti. O, šitas momentas, tai man irgi patinka. Lemą, nebegaliu. Galvojau galiu, bet negaliu. Akis merkėsi. Man važiavau dar. Lemą, keliasdešimt kilų. Šiam su viršum kilų nuo sieną. Ir viso, ir negaliu. Matau bėgančius triušius, šernus ir nežinau, ar jie bėga, ar man tik atrodo. Tai va, radau hotelį miške, vadinasi Alibi. Einu čekį.
Русский. А? English. А. Русський. Русский. Комната. Нема. Nepaėjęs alibi. Tai žiūrim kitą hotelį. O. Žiūrim, ką turim. Здрасте. Добрий вечір. А комната, одна комната можна на ніч? Окремо? Окремо чи общу? Окремо, single Добре. room. Проходьте. Та комната? Ні. Ні. Буде готівка чи карта? Пеньошки чи на карту? How much? Добре. Скільки? 750 гривень. Кривіскас. Кривіскас, я. Самі знайшли чи хтось порекомендував? Порекомендував сон за рулем. Ясно. Ну, не можу більше вже Добре. з утра. То будете зранку виїжджати? Ну, пораньше, да. Добре. Зараз проведу вас. От там. На пристанку там, на пристанку. А где? А гроші не заплатили. Мали на карту кинути. Бляха. Не заплатил? Нет. Вот мне странно показалось. Заговорилися і... Может, скидка? Ні, я вас записала, я свої не буду заложувати. Шучу. Vaikai, pažvelkit, koks čia lobis yra už, blemba, 13 euriukų. Eina savo. Jo, gal ir gerai, kad alibyje nebuvo vietos. Gerai, reikia paėsti staigiai. Grįžau į urvą, maistelio prasinešiau sušių, geriausių pasaulio gėrimų, pačių geriausių. Va. Ir nėra skanesnių. Čia kukurūzų čipsai. Ką aš čia aiškinu, visi žinot, visi mėgstat. Tai va, tai šiandien tokia va diena. Keista ir ilga labai. Ir tolima. Va, gal dar mašiną reiks tik perstatyti, kad padangų nenurankiotų per naktį. Ir rytoj minam Kijevan.